Jūsų kolektyvas susibūrė 2019 metais. Švenčiate šiandien 5 metų sukaktį. O kaip viskas prasidėjo? O buvo taip. Atvažiavo Stutė dirbti į Anykščius. Ir Anykščiuose jinai pradėjo dirbti instrumentaliste. Aš žinojau, kad jinai puikiai moka groti kanklėmis, daug metų turėjo kolektyvą Pasagėlę, darydavo įvairiausius festivalius, o mano svajonė buvo kada nors prisiliesti, nors truputį prie kanklių ir pramokti, nors šiek tiek groti. Tai aš buvau Stutės pirmoji mokinė čia, šitose kultūros rūmose, kultūros centre, o paskui viskas vyko kaip irgi toliau buvo. O toliau nuo to žinios, kaip sužibo mūsų akys, nuo to žinios, kad gal ir mes išmoksim daugiau ar mažiau, geriau ar prasčiau groti. Na ir tebežiba tos akys mūsų. Tai va, tokia ta buvo pradžia. O taip pat būtų labai smagu ir išgirsti, jei įmanoma, vieną iš jūsų pirmųjų kūrinių. Nuostabi pirmoji kolektyvo daina skambanti pirmosios sukakties proga. Bet kokiosgi šventės ir kokios sukaktys be dovanų? Scenoje jums dovanoja šokį patrakusios močiutės iš Skiemonių.
patiko, o kaip jums, damos? Patrakusi noriu dovaną. Na, tęsiant šį vakarą norėčiau jums prisipažinti. Mano rankose yra jūsų kolektyvo 5 veiklos metų istorija. Bet norėčiau, kad ne aš ją perskaityčiau, o pačios papasakotumėte įsimintiniausius, įdomiausius momentus per tuos 5 metus. Taigi, žengiam į 2020 metus. Kokie jie jūsų kolektyvui? Gal kas svarbaus nutiko? Taip, nutiko. Grojam, kviečia koncertuoti ir visąlaik pristato Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis. Klausia, o koks vardas, o koks pavadinimas, o mes jo neturim. Ir tada susirinkę pradėjom tartis, kaipgi mums surasti mūsų pavadinimą. Visokių vardų siūlėm, upeliai, akmenys, bet viskas jau kas gražiausia surinkta. Beliko šventoji, bet ne kaži kaip skambėtų tradicinių kanklių ansamblis šventoji. Kad galėtų gal sudurtinį žodį kokį. Ir tada atėjo mums į galvą mintis, kad labai graži gėlė yra laumakė. Mums prigijo, kartais pavadina laumelėmis, bet mes nepykstam. Ir atėjusi čia pamačiau laumakę, galvoju, kas čia, dabar ačiū už išaiškinimą. Bet gal mažiau kalbų, labai norėtųsi išgirsti dar vieną jūsų dainą. Galbūt iš 2020 repertuaro. Na, toliau žengiant istoriniais puslapiais, jums jau 2. Paaugote, patobulėjote, subrendote. Per 2021 metus koncertavote net 15 kartų. Kas labiausiai įsiminė? Be abejonės, purpurinis vakaras ir baltas paukštis. Prisimenu, kaip Astutė atsinešė natas repeticiją. Pagalvojau po šie reikalų, bet mums pavyko. Ačiū. Tai gal galim kažką paklausyti iš to vakaro repertuaro? Gieda dainiau.
Patrakuso gaidelį, kai užgėdojo, matosi, kad patrakusios močiutės rankas kojas kilnoti tik pradėjo. Močiutės, ateikite į sceną, parodykite dar, kaip mokate šokti, pademonstruokite visiems. Dėkojam už energiją patrakusioms močiutėms, o mes keliaujame istorijos puslapiais toliau. Ir žengiame į 2022-uosius. 20 koncertų. Prie Laumakės prisijungė mažosios Laumakėlės. Agota, Barbora ir Milda. Merginų pirmasis pasirodymas vyko Bėk, bėk žirgeli šventėje. Bet aš norėčiau dar jūsų paklausti. Ar smagiau kolektyve groti, kai kartu yra ir dukros? Nelabai. O kodėl? Dvigubai daugiau, reikia išmokti kūrinių. Tai dukros nesimoko. Tai mokome mes kartu. Dėkauju, labai smagu, kad vaikai perėmė tai, kas mums yra svarbu. O tau ar smagu groti su mama? Taip, O su sese? irgi O kuri daugiau repetuojat? Tu ar sese? sesė. O mama bara, kai nerepetuojat? Tai gera mama, retai bara. Na, o tau ar patinka groti kankliam? Taip, Turi gal mėgstamiausią kūrinį? jo, Koks pasakysi visiems? Gerai, palaikykim paslaptį. O labiau patinka su mama ar su sese groti? Ar visom kartu? visom kartu. Visom kartu. O dažnai namuose repetuojat? Nelabai, bet kai užduoda, tai repetuojam. Šaunuolės. O kaip tu jautiesi grodama su mama? Gerai? Patinka? Kur daugiau repetuojat su mama kartu? Čia ar namuose? Turbūt čia. O namuose repetuojat kartais ar ne? O tavo labiau iniciatyva ar mamos? Gal mama? Mama labiau nori groti negu tu, taip? Na, o ką mama į tai pasakys? Vieni nervai. Taip ir vyksta. Du repertuarų, žinot, vienam pusrutulį Laumakė, kitom Laumakėlas. Tai nežinau, kada kokį mygtukų perimti. Tai šit dabar ir žiūrėsime.
Bet tai jau mama praktiškai žmogus orkestras, moka visą repertuarą laumakės. Taip, moku. Tai gal paklausykim kokios jūsų dainos, kurią atliekate kartu. Patrakusios močiutės kviečiam į sceną.
Ir iš kur pas močiutės šitoks patrakimas. Dėkojame Jums už energiją, o mes toliau keliaujame per Jūsų kolektyvo istoriją. 2023. Kas papasakos, kuo jie įdomus? O 2023 įdomus tuo, kad prie mūsų kolektyvo prisijungė Gina, kuri puikiai groja ne tik kanklėmis, bet ir smuiku. Kaip matau ir išgirsime, kaip puikiai Gina groja smuiku. Dėkojam už tokią magišką ir pasakišką dainą, bet norėčiau Jūsų paprašyti, kad man truputėlį paaiškintumėt. Čia kažkas man parašė, kad Jūs tapote vestuvių muzikantėmis. Kaip? Tai kur tvarka? Šokam kartu, va, pasiėmė kanklės. Tai ką čia panašu? Tai dabar papasakok viską, kaip čia suprasti? Po visą Lietuvos kraštą važinėjo, tai kur buvai? Aš pirmiausia apsižiūriu. Ačiū Laumokei, kad mane vežioja. Visam Lietuvos krašte buvau. Ir dabar galvoju, man reikia labai pagalvoti, kad atsiminčiau, žinokit. Nu gerai, 3 dalykus atsimenu. Visarinas. Kurortinis miestas. A, buvot kas nors? Medžiais apsodinta. Taip gražu. Ir žinot, kaip atpažinti žmogų, kuris gyvena Visarine. Jeigu jis pasisveikina lietuviškai, kalbėdamas įterpia lenkišką žodelį, o atsisveikina rusiškai, tai žinot, tikrai Visagino gyventojas. Toliau užpaliai, koks Krokuvis. Šaltinio, vanduo skanus, jūs neįsivaizduojat. Ten visi žmonės važiuoja, galvoja, atjaunės, galvoja, kad energijos gaus, bet kad ir negaus, svarbu skanaus vandens atsigers. Ir dar noriu žinoma. Dar, tai tas Aiškūnas, Vaiškūnas, tai mergaitė turėtų. Vardas? Jonas Vaiškūnas. O žino, kas nors iš žinovų? O, žino, nuostabus žmogus, charizmatiškas, o svetingas. O kai jis pasakoja,
apie žvaigždės, tai pasakodamas lyg ir įtraukė į kažkokį nuotykį. Neįsimylėjai? Nu, žinok, pusiau. Ir dabar, žinokit, ten pabuvus labai noris vėl sugrįžti. Ir mes tikrai ten sugrįžkim, bet kartu su patrakusiam. O dabar klausinėkit vadovės. Vadovė tikrai daugiau žino negu aš. Gal vadovė galėtų papasakoti apie tai, ką turite prieš save, kaip suprantu, tai yra 2023 metų Kliudžiau kanklės simbolis. Simbolis mūsų šaunaus, unikalaus ir nepakartojamo projekto Kliudžiau kankles. Tai yra akmeninės kanklės. Tuoj pat mes pagrosime, o jeigu norėsite išbandyti, prašom po koncerto. Kieno gamintos, o Anykštėno Valdo Bakščio. Tai ačiū už šią patirtį, o mes toliau žygiuojame per kolektyvo istorijos puslapius ir atkeliaujame į šiuos metus. Taigi, kokie jie? Smagus, tikrai smagus ir labai daug keliavome, sąrašas tikrai ilgas, bet įsimintiniausias yra pati ilgiausia ir toliausia kelionė į Nidą. Ten vyko festivalis Trimitatis. Jo ir įkvėpti mes išmokome žemaitišką krokoveką. Pasiklausykim žemaitiško krokoveko. Papasakokit, kas čia per instrumentas, nes manau, kad ne man vienai dar nėra tekę tokio matyti. Tai yra manikarka. Tai yra senovinis instrumentas, su juo anksčiau pritardavo evangelikų mišiom. O liaudyje daugiau pritardavo kanklėm, lumsdeliais, toks instrumentas. Šis instrumentas yra surastas per ekspediciją Dzūkijoje.
Bet senasis instrumentas buvo visas čirvarpų suėstas, tai pagal jį padaryta kopija. Čia aš groju su kopija ir jai 30 metų. Tai manikarka. Ačiū Jums už šį žinių kupiną vakarą. Manikarka, akmeninės kanklės. Nuostabus vakaras. Taigi, šiais metais svarbus įvykis visai Lietuvai buvo 100-mečio Lietuvos dainų šventė. Laumakės atliekamos dainos ir melodijos skambėjo Šventų Jonų bažnyčioje. Dainų šventėje dalyvavo ir Anykščių kultūros centro folkloro kolektyvas Valaukis. Pasitikime kolektyvo Valaukis ir jo vadovę bei Laumakės kolektyvo krikštamotę Reginą Stumburienę. Linksma golonė gėla, goja gėdoja mano darbų žėvis, toliai išvažiuoja mano darbų žėvis, toliai išvažiuoja darbų žėvis, mano baltas dabilėlį, kam tu man padėk. Roto
karijo atvirėlį, kažkau sakysiu, aš ant tavo kamalėlio laiškelį rašysiu, aš ant tavo kamalėlio laiškelį rašysiu, parašysiu tau laiškelį auksinėm raidėm ir uždėsiu ant spaudėlį rubino kardelį ir uždėsiu ant spaudėlį rubino kardelį. Oi, kas pašęs man žirgelį, žaliojo šienelio, kas pagirdės juodbėrėlį, čisto vandenėlio, kas pagirdės juodbėrėlį, čisto vandenėlio. Sesė pašęs tau žirgelį, žaliojo grūdelėm, motinėla tai pagirdės gailiom ašarėlėm, motinėla tai pagirdės gailiom ašarėlėm. Šimtmečio Lietuvos dainų šventę pasitikome žodžiais, kad giria žaliuotų, kviesdami juos suprasti ne kaip šūkį, o kaip mūsų bendruomenės tikslą. Kaip pareiga suvokti, kas ir kodėl tą girę prieš 100 metų pasodino ir kaip būtinybę ją išsaugoti tiems, kurie kartu su šia giria žaliuos po mūsų. Žaliuos kaip gražiausi sodai. O kieno tie žali sodai? Scenoje kolektyvai Laumakė, Valaukis, solistai Žydrė ir Saulius. Kviečiame ir jūs prisijungti. Ir patrakusias močiutes taip pat. Padainuokime kartu.
Gelsiu,